Vasaros metu vaikus, mūsų vaikus, Altajus krašte, kai mus buvo ištrimti, mus, reiškia, surinkdavo ir nuveždavo į Bakčį. Bakčį tai reiškia daržai. Ten, reiškia, kur auga tykvus, dynys, agurkai, bulvis ir panašiai, panašiai. Ir mes ten vasaros metu visą laiką, reiškia, gyvendavom iš šakų pastatydavo šitą balaganą tokį, kur galėtum nakties metu pamiegoti. Ir ten mes nakties metu miegodavom, o dieną dirbdavom. Tai vat, o ką mes dirbdavom? Mes pasėdavom tos visas daržovės, o kaip jos, reiškia, užaugdavom, mes jas prižiūrėdavom, ravėdavom, kadangi užaugdavom ten žolės visokios. Tai mes ravėdavom tos reiškia, tas daržovės. O tykva, aš nežinau, moliūgai. Moliūgai prinokdavo taip, kad ta skūra kieta pasidarydavo. Tai ką mes darydavom? Iškasdavom duobę, prikurendavom tą duobę, reiškia, kad būtų karšta. Įmesdavom tą tykvą į tą duobę, užkasdavom vėl ir palaukdavom kokį valandą, dvi. Paskui mes ją atkasdavom, kadangi skūra buvo kieta, reiškia, ta žemė neprasiskverbė į vidų, išimdavom tą tykvą iš tos duobės. Ir jau tada prapjaudavom skaniausią košę. Skaniausią košę iš tos tykvos. Tai vat valgydavom tokį valgį įdomų. Reiškia, tykvus. Nu vat, kartais ir šitą melį, kaip vadinasi šitą lietuviškai? Melionai? Ne, šitie tykva, o paskui antrą kas yra tokį rusiškai. Arbūzai galbūt. Arbūzai tai nelabai, bet ir arbūzus irgi taip pat. Reiškia, mes taip ruošdavom. Bet buvo tykva, o kita, kaip ta vadinasi? Aguročiai kokie? Ne aguročiai, o... Patisonai? Ne. Iš tykvus giminių. Iš moliūgų giminės? Jo. Tokia pat daržovė? Daržovė, jo. Nu kaip jinai vadinasi, kad jį gaila negali prisiminti. Tykva? Moliūgo giminaitis. Giminaitis, jo. Tai vat irgi taip pat įmesdavom į tą duobę ir iškepdavom ir valgydavom. Didžiausias malonumas buvo. O kiek jums buvo metų tada, kai jūs siuntė į tokius darbus? Kokį 10, kai 12 metų. 12 metų, jo. Ir ten jūs laikydavo atskirai? Nakvodavot ten? Nakvodavom, aš sakiaugi, iš šakų. Reiškia, pastatydavo tokį balaganą, didelis balaganas. Ir be tėvų ten būdavo? Be tėvų, vieni vaikai. O kas ten vadovaudavo jūsų? Vadovavo, tai reiškia, buvo toksai mokytojas
Mokytojas, ne mokytojas. Va. Brigadininkas? Brigadininkas. Va. Aha. Jo. Vasaros metu tik tai. O paskui mes žiemos metu jau iš ten išvažiuodavom. Aišku. Ačiū. Ačiū už pasidalinimą, dėdė. Tai va.